Sakiau dar nefilmuot. Ačiū. Viską, baigiam, stop. Na, hebra, žinau, Helovynas jau senų seniausiai baigėsi, bet išklausykime mane. Šiandien galvojau pagaliau prisiversti nusimti visas šitas Helovyno dekoracijas ir nuneš pagaliau į Rūsį. Bet imdamas jas pagalvojau, davai pasinaudojom dar paskutinį kartą visom šitom gražiom dekoracijom ir pabandom pažaisti vieną iš legendiškiausių, pačių internetą labiausiai sudrevinančių siaubo žaidimų pasaulyje, kuriam dabar jau yra virš 10 metų ir jisai virš 10 metų jau yra pamirštas. Manau, aš pavadinimą vos nesupratot, ką žaisim. Tai nedaug žodžiaujam ir leidžiamės į kelionę ieškot 8 Slendermano lapelių. Matot, Slendermanas išėjo kažkur 12-13. Jo, paprastesni laikai. Tiesiog paprastesni laikai, kur ne per daug mechanikų, pašok negalima. Realiai vaikštai, sprintini ir išjungi flashlightą. Viskas easy, viskas paprasta. Pažiūrėsim, ar iš vis, kadangi siaubo žaidimai dabar yra labai aukštos kokybės, ar vis dar gali išgąsdinti tokius įdomus žaidimus su tokiom grafikom. Čia kaip ir social eksperimentas bus. Net nežinau, ar įmanoma visus tos lapelius surinkti, nes aš kiek esu matęs, nelabai kas ir surinko visus. Bent jau aš nesu matęs, nežinau. Bet žinau, kad čia turėjo būti lapelis, ne? Na, tai pamenu. Ok. Mašiniukas čia 100% yra lapelis. Volvo mašiniukas. O čia yra stamina. Ar aš galiu bėgti kiek noriu? Man atrodo, galiu bėgti kiek noriu. Ok, čia nieko nėra. Čia bus. Štai, turim. Help me. Kas čia parašyta? Kas čia hebra parašyta? Šitas žaidimas taip primena visą PewDiePie erą. Ar jis ne pats pirmas kartais buvo, kur šito žaidimo žaidė? Čia, jei neklystu, vieno ar kelių žmonių sukurtas jau žaidimus ir taip nunešė visą internetą tais laikais. Crazy. Žiauru. Tikrai sakau, paprastesni laikai, kur pasijungdavai tokį žaidimą ir tiesiog būdavo smagu žiūrėti ir žaisti. Dabar truputėlį kitokie reikalai. Namelis. Savo, shiftą. Sticky keys išmetė shiftą. Shiftą užspaudino. What the fuck. Namelis, kuriame yra antras lapelis. Ok, Mr. Slenderman. Kažkur yra ten Mr. Slenderman. Eik tu na! Aš pamiršau, kad šitus garsus skleidžia! Davai pasimu lapelį ir varau iš čia, davai. Ne, aš rimtai prieš įsijungdama šito žaidimo, aš maniau, kad čia bus easy peasy ir ta prasme... Čia nėra lapelio? Aš nemaniau, kad aš taip įsikasiu iš pat pradžių, what the fuck? Aš nenoriu, kad jis atsirastų tau name. Ok, I guess einam toliau į vidų. Eik tu na! Susikaupiam. Tai dabar aš nekenčiu per siaubo žaidimus, kai reikia kažkur į vidų eit.
Čia turim lapelį bent jau. Su kiekvienu lapeliu vis labiau pyksta. Nėra. Žiūrėjau. Jau. Raminamės. Nėra, tai nėra gerai, nežiūrėsiu, sorry. Žiūrėjau. Gal matysim Slendermano kojas. Lapelis. Yes. Yes, sir. Yes, sirski. Can't run. Galiu bėgti. Šova bėgu. Gerai, iš kiek lažinamės, kad jisai dabar už manęs ten yra. Hello, how are you? Yep. Jau. Šviesa išsijungia, what the fuck? Kodėl? Aina! O, eik tu savo širpai perėjau iki piršų galiukų. Man reikia šviesa ras lapukus, kodėl čia taip turi būt? Tai va, užbaigiau, bet čia negali būt. Tais laikais nebuvo tokių mechanikų žaidime. Komon, čia vienintelė vieta, kur galiu matyti. Gal praleidom lapelį kažkaip. Ui, čia kaip bus negerai. Ui, kaip čia bus negerai. Kaip čia bus negerai. Suartėja. Nevažiuoju. Gerai, nebuvo toks žiaurus, bet nesitikėjau. Prisiminėm, Slendermanas vis dar belekai baisus. Aprūvinu šitą žaidimą ir manau dabar galiu tikrai eit nurinkti savo Halloweeno dekoracijas, bet nemanau, kad pajėgsiu šiuo momentu nueiti vienas į rūsį. Jeigu patiko toksai video, truputėlį kitoks gėjimas, nebe CS-as, jeigu patiko toks video, paspauskite laiką, leiskite man žinot, kad jums tokio tipo kontentas patinka ir parašykite komentarus, ką pažaist, ką padaryt. Duokit idėjų, kas jums įdomu. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir aš šitą žaidimą trinu lauk. Iki.